Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai. Ir Facebook'o draugai. Aš Vytautas Abraitis, gydytojas, medicinos mokslų daktaras ir toliau vartome menopauzės, andropauzės ir osteoporozės temą, kuri bus mums praktiškai visiems, jeigu nenumirsime jauni, ypatingai virš 65 metų. Patreon'e apžvelgsiu, kokie kaulai lūžta, kodėl kaulai lūžta, kokie vaistai ir kiek laiko yra efektyvūs, kokie vaistai ir papildai yra neefektyvūs. Taip pat galiu pasakyti iš karto liūdinančią žinią, kad viso gyvenimo vartojimo trukmės vaistų tikrai nėra, jie yra trumpalaikiai ir ilgą laiką stiprų kaulą gali padėti išlaikyti tik tai 3 būdai. Sąmoningai darau pauzę, atsineškit su kuo rašyti. 5, 4, 3, 2, 1, dėmesio. Pirmasis būdas, kuris padeda išlaikyti kaulą stiprų. Tai yra fizinis krūvis. Užsirašėte? Gerai. Antrasis būdas, kuris padeda išlaikyti kaulą stiprų, yra fizinis krūvis. Ir trečiasis yra fizinis krūvis. Žodžiu, supratot. Mėly sofų ir fotelių laužytojai, nesakykite, kad nežinojate. Iki susitikimo Patreon'e, jeigu suspėsiu išnagrinėti, nes tai tema yra ypatingai plataus nagrinėjimo nusipelnanti. Tai yra tema, kuri paliečia mus visus. Tema, kuriai yra pakankamai daug kontroversijų ir kur per 10 minučių išdėstyti ją bus gana sunku. Gali būti, kad nusikels ir dar toliau. Iki.